Jau nuo vasaros nerimsta aistros dėl Lazdynų baseino uždarimo. Vidurdienį Lazdynų laisvalaikio centre apsilankiusi sostinės savivaldybės delegacija patikino, kad kol bus atliekama lankytojų gyvybei pavojingo pastato ekspertizė, centras bus uždarytas, o didžioji dalis darbuotojų išleidžiami apmokamų atostogų. Kadangi centras pinigų neturi, išmokoms lėšų žada ieškoti pati savivaldybė. Dar 30 000 litų savivaldybė kainuos techninė ekspertizė. Ją iki sausio 10-osios žada atlikti Vilniaus Gedimino technikos universiteto specialistai. Vilniaus valdžia sako, kad centro vadovas, žinodamas apie tragišką baseino būklę, privalėjo pats užsakyti ekspertizę. Tuomet esą būtų galima išvengti šio chaoso. Dabar komisija tą pripažino, kad atskiri konstrukciniai elementai, tai yra stogo denginio konstrukcijos ir metalinės sijos, turi avaringumo požymį. Ką tai reiškia, kad turi avaringumo požymį? Reiškia, jeigu, kaip ponas sakė, padidės ne 600 apkrova į stogą, bet galbūt 30 kg į kvadratinį metrą, tai gali atsitikti griūtis to statinio. Tai kad šito nebūtų, reiškia, yra užsakyta ekspertizė ir ekspertai kvalifikuotai pateiks išvadą apie tolimesnį, reiškia, statinių eksploatavimą. Lazdynų laisvalaikio centre treniruojasi apie 600 sportininkų, dirba 20 trenerių. Šiuo 50 metrų ilgio baseinu besinaudojantiems sporto mokyklų auklėtiniams siūloma laikinai treniruotis dvigubai mažesniame, aklųjų ir silpnaregių sporto centre esančiame baseine arba treniruotės tęsti kituose miestuose. Stengsimės taip sudaryti grafiką, kad jie ten galėtų irgi treniruotis. O tie, kur netitinka standarto, kur yra šitas vandensvidis, kur atitinkami parametrai reikalingi, tai eina darybos direktorius mokyklos sporto šakų, tai derasi dabar su Elektrėnais ir su Alytum. Ir ieškosim galimybių, kad į tenai galėtų karts nuo karto važiuoti. Kitos išeities nėra. Lazdynų laisvalaikio centras Vilniaus valdžios nurodymų turėjo būti uždarytas jau lapkričio pabaigoje. Tačiau centro direktorius aiškina, jog nesulaukęs konkretaus savivaldybės nurodymo, baseino taip ir neuždaręs. Kadangi įpareigojimo aš raštiškų neturiu ir savivaldybės atstovam, jūs turbūt girdėjote, sakiau, kad tai turėtų būti visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimas, kurio iki šiol nebuvo priimta. O klausimas šitas turbūt išsispręs savaime rytoj. Greičiausiai baseiną ketvirtadienį jau teks uždaryti naujajam vadovui Artūrui Praniauskui. Jį trečiadienį ketina paskirti Vilniaus miesto taryba. Vilniaus vicemeras Gintautas Babravičius ramina sakydamas, kad laikinai uždarius baseiną jis duris atvers. Kada Vilniaus miesto valdžia žada apsispręsti sausio viduryje, sulaukusi ekspertų išvadų. Prieš 4 metus buvo atliktas projektinis pasiūlymas dėl baseino rekonstrukcijos. Deja, dėl lėšų stygiaus šis projektas taip ir atgulė Vilniaus valdžios vadovų stalčiuose. Dabar ir vėl valdžia griebėsi šios idėjos. Nepaisant visų tų sunkmečių, tai vadinamas PPP arba privataus ir visuomeninio bendradarbiavimo būdų būtų rastas investitorius į šitą baseiną. Savivaldybė reorganizacijai pinigų neturės dar artimiausius 5 metus. Ir arba rasime privatų investitorių, kuris įdės į šitą baseiną, tai rasime, o jeigu ne, tai ne. 700 milijonų skolų yra, kurios turi savivaldybė. Vargu ar šiais sunkmečio laikais atsiras koks nors investuotojas, kuris į baseino rekonstrukciją norėtų investuoti apie 9 milijonus litų. Tačiau, kaip sakant, viltis miršta paskutinė.